Laidą pristato Auksinė mintis. Net pats pritaringiausias žmogus niekada neatsisakys 13 atlyginimo. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Žinote, kolegė, blogos naujienos. Mūsų žmonės pasidarė labai agresyvūs. Eik tu, kad regi čia tokie agresyvūs dabar. Taigi va, paklausyk, ką jie šneka. Vogti pradėsiu, užmušinėsiu savivaldybės tarybos narius po vieną ir pinigus atiminėsiu. Nu čia dabar kasgi čia šitiep šneka? Taigi va, Zepkinas. Nesupratau, kas toksai? Na, išgirdęs teisme apie pralaimėtą bylą tokiais grasinimais prapliupo su Panevėžio rajono valdžia dėl pašalpų besibylinėjantis bedarbis Zepkinas. Nusivieta pabaiga, kokionas čia turi teisę šitiep kalbėti? Na matai, jis jau seniai kariauja su savivaldybė dėl pašalpos. Matote, Panevėžio rajono savivaldybė socialinės pašalpos gavėjams skiria visuomeniai naudingų darbų. 4 dienas po 4 valandas per mėnesį reikia atidirbti. Nu taigi čia visiškai sąžiningai, jeigu už dyką gauni pašalpų, nu tai ir padirbėk valstybės naudai, nieko čia bloga nematau. Tai tu gal ir nematai, kolegė, o štai bedarbis Zepkinas mano kitaip. Jis nusprendė, kad tai yra prievartinis, nemokamas darbas, kuris prieštarauja konstitucijai, ir atsisakė jį dirbti. Nu ne, karučiai, nu tai jau naglumo viršūnė. Nu bet va, viskas per tų kubilių. Per 4 metus tiek priveisė tinginių, kad čia net valdžių jau tuoj Lietuvoj pasiruoši perimti savo to naglumu, taip sakant. Tai čia, kolegė, dar ne viskas. Kai jis atsisakė dirbti, Panevėžio rajono savivaldybė irgi ėmėsi priemonių. Tuomet socialinė pašalpa jam buvo pakeista į pašalpą nepiniginę formą, kai asmenys jiems priklausančią sumą gali atsiimti maisto produktais, drabužiais iš parduotuvės, kur tiesiogiai pervedami pinigai. Nu va, čia labai teisingas sprendimas, nes mūsų tas pašalpas, kurias moka valstybė, nueina tiesiogiai kontrabandos rėmimui. Visi pašalpiečiai perka kontrabandinės cigaretės ir jas rūka, aprūpina kontrabandiniam cigaretėm visų kaimų, beje, geria kontrabandinį degtinį ir važinėja mašiną su dizeliniu kontrabandiniu kūru. Taigi čia stebuklingas Panevėžio rajono valdininkų sprendimas užsuk kranelius kontrabandos rėmimui ir jas skatinimui. Taigi, be to buvo nustatyta, kad Zepkinai pateikė neteisingus duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis ir po to pašalpa jiems buvo visai nutraukta. Tai tada ir pradėjo teisminį karą prieš savivaldybę, valdininkus ir visą Lietuvą. Ach šitiep, va tokiem nesažingiam žmonėm, tai išvis nereiktų nieko mokėti. Žinote, kolegė, jūs gana teisi. Matai, po teismo sprendimo Zepkinai iš pradžių dar kiek tvardėsi, bet vėliau pratrūko keiksmais ir grasinimais. O apie prezidentę vyras taip bjauriai atsiliepė, tai kad net baisiau negu Valinskas. Net žurnalistai nedrįso net laikraštyje pakartoti. Eik, tai tikrai griežčiau negu Valinskas? Nu čia jau naglumo viršūnė. Tai kas jam dabar bus tam Zepkinai? Na, niekas nežino. Jei kas nors skųsis, tai tada vadinasi bus pratęsimas. O jei ne, lauksim sekančių teismų. Nu ne, kolegė, taip nieko nebus. Kol žmogus nebus interesuotas dirbti, tai šitoks bardakas šaly ir tęsis. O mes visi ir sėdėsim, taip sakant, tokioj baloj.